Dabar, kadangi žinom, kad poroloninė medžiaga suyra, jūs turbūt manęs klausia: Dėdė, o kas tada būna? Tylėk, blet, ir leisk man pabaigti. Tada ta sklendė, kurios darbas buvo oro sulaikyti ir nukreipti į kitą vietą, yra visiškai kiaura ir oras iš esmės gali vaikščioti kur tik nori. Ir man teorija pasitvirtina. Šitie yra kiauri visiškai. Lepsai? Jo, per vidurį. Viena iš tokių sklendžių yra šilumos sklendė. Bent jau aš ją tai vadinu, nes ji yra mano mėgstamiausia. Ji būna pilnai atsidariusi, kai nori lauko oro temperatūros į saloną. Tarkim vasarą, kai užsukia ant žemiausios temperatūros savo duchovkę arba kitai vadinamą didžiai pultą. O žiemą, kai yra šalta, ji užsidaro ir priverčia orą eiti pro karštą pečiuką, kuris jį sušildo ir leidžia tau nemirti nuo hipotermijos. Kadangi porolono nebėra, sklendė yra kiaura, pučiamas oras yra visada lauko temperatūros, nepriklausomai nuo to, ant kurios padėties tu jį nustatysi. Dėl to, kai kieme yra -5, tavo mašina į saloną irgi pučia panašios temperatūros orą. Ir nesvarbu, kad variklis yra karštas.